Kartais abejojame, ar galima vartoti įnagininko linksnį, ar reikėtų vardininko, galininko, kilmininko, naudininko linksnio. Čia kalbame apie dvejybinius linksnius. Tokių klaidų dažnai pasitaiko mokinių rašiniuose. Yra sakoma, kad įnagininko linksnis būviui ar būsenai nelabai tinkamas, negali būti vartojamas tuomet, kai būdvardžiais ar būdvardiškais žodžiais bandome nusakyti tą būvį. Su kai kuriais veiksmažodžiais įnagininkas tinka. Pavyzdžiui, paskelbti, pavadinti, pripažinti, laikyti. Šitie žodžiai leidžia vartoti būdvardį. Tarkime, sakinyje, komisija ją paskelbė laimėjusią. Įnagininko linksnis viskas gerai. Mefistofelis pavertė Faustą gražiu ir jaunu. Įnagininko linksnis irgi tinka. Nes abiejose sakiniuose pavartojus galininko linksnį prasmė šiek tiek pasikeičia. Kada tinka įnagininko linksnis, o kada ne, galėtume iliustruoti sakiniu iš Donelaičio metų. Išpasakojama apie Donelaičio metus. Kai kurie būrai vadinami vėšliupaisiais, jie yra teisingi, dori, pareigingi, blaivūs. Pirmoji sakinio dalis turi įnagininką, vadinami vėšliupaisiais, kuo, nes vadinami. Antrojoje sakinio dalyje jau žodžiai teisingi, dori yra derinami su žodžiu jie ir reikalauja vardininko linksnio. Dažniausiai dvejybinių linksnių klaidų pasitaiko su veiksmažodžiais būti ir tapti. Kiekvienas žmogus stengiasi būti sąžiningu. Turėtume sakyti, stengiasi būti sąžiningas. Jis norėjo tapti laimingu. Turėtume sakyti, jis norėjo tapti laimingas. Ir panašiai. Nemažai klaidų pasitaiko ir su žodžiais daryti. Pavyzdžiui, šie įvykiai padarė jį stipresniu, turėtume keisti, padarė jį stipresnį.